Sveiki visi. Taigi reikia prasinešti, kas čia vyksta. Tokį gražų rudens pradžios šeštadienį, kurgi vyksta važiavimas. O važiavimas vyksta į Kėdainius, nes Kėdainiuose vyksta kažkokia tais šventė. Kažkokia Kėdainių šventė, kažkuom susijusi su motociklais. Visiškai neįsivaizduoju, kuom tai yra ten viskas susiderinę ir kaip ten viskas vyksta, bet puikiai proga nuvažiuoti, pasižiūrėti ir tada jau žinoti. Ir dar vienas dalykas, kas labai masina ir dėl ko ten norisi važiuoti, tai pagrinde dėl to, kad galima per tą šventę vyksta kolona ir galima važiuoti per Lifosos Baltus kalnus. Tai vat vienas iš tokių didžiausių atrakcijų ir selling pointų visos šitos kelionė, čia nepavadinsi, tiesiog pasivažinėjimų iki Kėdainių, pažiūrėti, kas tenais vyksta. Kėdainiuose šventė, pavyko visai gerai atvažiuoti tos Kėdainius. Žiūrėsim, kas bus toliau. Motociklistų netrūksta. Šiaip smagu matyti, kad tiek jų yra ir tiek žmonių domisi, važiuoja, dalyvauja. Kolona į pabaigą, reikia varyti ir mum. Ir vapšė grįžom prie tos pačios Kėdainių arenos. O, kai venkia, žiūrėsim, kur toliau bus. Ir bevažiuojant bandžiau išsivalyti kameros stiklą, pavadinkim taip, kad nebūtų vablais aplipęs, nes prieš tai turbūt nekas ten rodėsi, bet ką darysi, buvau pamiršęs, kad teko greičiau pavažiuoti ir vabaliukai biškį apkybo. Toks jausmas, kad važiuojam kažkur iš miesto, tai jau gali būt, kad tie kalnai, įdomus kalnai jau artėja. Tai čia kažkokia gamykla. Lembas sumaikė, tai gaivu čia yra. Kaip biški daugiau gaziuko, bet vėl visi sustoja. Matosi, pastatų kompleksėlis nemažas. O mocų tai kiek, žinau, kad tikrai išvažiuojant iš Vilniaus tikrai nesitikėjau, kad pusė tiek net bus, kad trečdalis net negalvojau, kad tiek bus mocų. Galvojau, bus, aišku, tų mocų, bet tikrai netek. O čia šiaip įdomus egzempliuotus, labai fainų išdažymų. Žodžiu, hebras prisirinkę jo papa vyrą ir ką mocus pažiūrėti. Ir pažiūrėsim, kas toliau vyks.
Gamyklos įvažiavimas turi savo atskirą šviesoforą. Ok, fun. Čia tiesiog pafilmuosiu, nes šiaip čia man asmeniškai įdomu ne tiek kiek ir iš motociklizmo, bet ir iš inžinerijos, nes aš jį baigęs inžineriją, civilinę inžineriją. Nu, čia nepaisysim šito ženklo šį kartą. Bet įdomu tokie didesni, įdomesni pastatai. Nu, čia va, žolė kaip gražiai nusipjauna, nu maladėts. Žodžių reikalai. Oi, kaip ne mano stiliaus motociklas. Jau dar ta terbukė ant galo. Nu, nežinau, sunku būtų kažką baisiau sukonstruoti. Bet, taip sakant, dėl skonio ir spalvos draugų nėra. Nu, čia aš matau reikalai prasidės nuo čia maždaug. Nes ten matos kalnai, matos svarą, matos dulkės, matos čia pikniką kažkas įrengia. Ir matos, kad tenais chebra termozina. Šikas ne visi važiuoja, kaip suprantu. Nu, mes bandykim važiuoti. To ir atvažiavom. Čia matau jau važiavimas 3 aukštais prasideda. Man tai tinka, tik tais, kad po to ten susigrūs visi ir bus po to neaiškumai. Reik važiuoti iš tos pusės, kur dulkių neneš. O, logika. Čia praktiškai britvininkistams Dakaras. Jie jaučiasi, o, mano GTR brolis pavadinkim. Nu, sukibimo nėra labai daug. Matos elytą, matos tik padangos jau jaučiasi apsivėlę. Bet, kaip nors. Gal man bandyta tetą apsilenkt. O, kaip gerai su... Ko čia su Transalpu? Nu, be žodžių, su Andurke. Nu jo, atrodo tai įdomiai. Toks vienas iš tų kartų, kai pasijauti gal, kad ne visai Lietuvoj, nes tikrai nėra įprastas vaizdas ir tikrai aš nemanau, kad kažkur dar yra. Gal ir yra. Aš, pavyzdžiui, šitos vietos irgi nežinojau, taip pat
yra savotiškai smagu, kai galima toj pačioj Lietuvoje vis dar atrasti kažkokių nematytų vietų. O, su krosialka, tai gal varys tiesiai į tą kalną. Būtų reginys. Nu jo. Pabandysiu pafilmuoti visą važiavimą, jums gal prailgs, jeigu ką prasisuksit, bet šiaip tikrai įdomu. Toks net įdomus jausmas, kai vat atvažiuoji ir peizaže nesimato nieko, tik šitie kalnai. Nesimato nei jokio medžio, nieko, gi Lietuvoje visat kur pažiūri, arba lygumos, arba koks nors medis, dar kas nors, nu žodžiu, kažkokie tokie dalykai. O čia tai... O, visi selfie darbas. Bet kaip gerai, kad sugalvojau važiuoti. O, matosi kažkas žalio ir dabar taip įdomiai tas žalio atrodo. Labai gerai, kad sugalvojau važiuoti nusiėmęs striukę su maike, nes čia kas važiuoja su odinėm aprangom, karšta, lėtai, nuo kitų mocų karšta. Tai čia yra pizdėts, taip sakant. Ten ant Kardžio sustoja, čystai ten kažkas įdomaus vyksta. Ir va žodžiuose, Kėdainiuose vyksta big business. Nenuostabu, kad big business Uspaskich iš čia. Čia yra opportunity and big business. Labai gera vieta, Lietuvos centras. Bėgiai yra, galima varyti vagonais, o ką galima varyti vagonais, big business ir visiems labai viskas gerai. Žodžiu, čia karočią suvažiavimas. Nu, reikia ir man važiuoti čia. Jopštuos, na kas čia daros? Jo. Iš kur čia tiek? Kalnai, kalneliai. Nu, reikia susirasti savos hebrytės, aišku, nenuvirtus čia, o be fraudinant.
Žodžiu, visi pasifotkina viską, nebedaug batarkės liko. Reikės dar išvažiavimo pafotkinti. Bet matosi, vat, iš visur suvažiavę hebra. Tikrai ne tik iš Kėdainių. Man atrodo, čia ratų nėra kaip nuvažiuoti ir išvažiuoti. Bet čia dar biški ale aukščiausias taškas viso šito reikalo. Nu, tikrai įdomu. Reikia padaryti GTR fotkę kokią. Nu va, balius baigtas, pavadinkim. Važiuojam į apačią. Gerai, bet tikrai verta aplankyti. Gražūs vaizdai. Tai kas galvojat, verta, neverta važiuoti, tai tikrai labai rekomenduoju. Labai verta ir turit progą, galimybę, laiko, tai tikrai važiuokit, smagu. Visi tokie. Dar kitas dalykas, tokie šventiškai visi nusiteikia, tai tas irgi duoda savotiško linksmumo. Nu, aišku, reikia čia kažkaip atsargiai važiuoti, nes nenori, ne asfaltas. Jo, ir dydis tai tikrai nemažas, nes va, tolumoje motocikliukai labai jau mažyliukai atrodo.